Jei buvote tarp krikščionių, tikriausiai girdėjote mintį apie asmeninį santykį su Dievu. Tai Biblijoje gali reikšti kelis skirtingus dalykus. Turėti Dievą kaip draugą, kaip tėvą ar galbūt kaip mokytoją. Tačiau praktiškai visa Biblija tą santykį nusako vienu konkrečiu būdu. Keista, bet mes apie jį kalbame nedažnai. Tai bendradarbystė su Dievu. Bendradarbystė tai tarsi darbas kartu, draugė siekiant tikslo. Teisingai, tai matyti jau pačioje Biblijos pradžioje. Dievas sukuria gerą pasaulį su didžiuliu potencialu. Vėliau Dievas tuos unikalius kūrinius žmonės paskiria savo bendrininkais, kad išgautų vis daugiau gėrio iš viso to potencialo. Tačiau žmonės nenori bendradarbiauti su Dievu. Jie sukyla ir bando kurti pasaulį pagal savo pačių tvarką. Ta nutraukta bendradarbystė yra biblinis paaiškinimas, kodėl esame įstrigę tokiame pasaulyje, kuriame tarpsta korupcija, neteisybė ir mirties tragedija. Nėra taip, kad į tą santykį spjovė tik vienas ar pora žmogelių. Biblijos pasakojime bendrystę su Dievu apleidžia visi. Tad Dievas iš daugelio atsirenka mažesnę žmonių grupę ir užmezga su jais naują bendrystės ryšį vadinamą sandorą. Sandoroje Dievas duoda pažadus, o mainais savo bendrininkų paprašo įvykdyti tam tikrus įsipareigojimus. Viso to tikslas per šį sandoros ryšį kažkaip atnaujinti bendrystę su visais kitais. Senajame testamente pasakojama, kad Dievas užmezga sandoros santykį išties netgi 4 kartus su Nojumi, Abraomu, Izraelio tauta ir karaliumi Dovydu. Per juos Dievas kuria sandoros šeimą, į kurią galiausiai bus pakviesti visi žmonės. Pasižiūrėkime, kaip tai atrodo. Pirmoji – sandora su Nojumi. Šiame pasakojime Dievas ką tik buvo užleidęs tvaną, kad apvalytų pasaulį nuo žmonijos sugedimo. Išliko tik Nojus su savo šeima. Taigi Dievas sudaro sandorą su Nojumi, sakydamas, klausyk, žinau, kad žmonės ir toliau bus piktavaliai. Nepaisant to, pasaulio daugiau šitaip nebesunaikinsiu. Ne, žemė bus patikima vieta mums darbuotis drauge. Šaunu. Ir ką turi padaryti Nojus? Nieko. Tuo pirmoji sandora ir įdomi. Dievas pažada būti ištikimas, nors žino, kad žmonės tokie nebus. Kitą sandorą Dievas sudaro su vyru vardu Abraomas. Dievas jį išsirenka, pažada laiminti, dovanoti jam gausią šeimą ir daug žemės, kurie visi klestėtų. Mainais už tai Dievas prašo Abraomo juo pasitikėti ir mokyti savo šeimą daryti tai, kas teisų ir teisinga. Kokia šios sandoros esmė? Dievas teigia, jog per šitą vieną šeimą savo palaiminimą jis išlies visoms pasaulio šeimoms. Tai buvo su Abraomu. Toliau matome, kad kitą sandorą Dievas sudaro Abraomo šeimai išaugus į Izraelio gentį. Ta sandora sudaroma jau su visa gentimi. Dievas paprašo jų laikytis tam tikrų įstatymų, kurie yra gyvenimo kaip Dievo bendradarbiams gairės. Jeigu jie tai darys, Dievas žada juos laiminti ir kad jie taps tauta, Dievo atstove visai likusiai žmonijai. Tokia sandora su Izraeliu, paskutinė sandora su karaliumi Dovydu. Izraelio gentis tapo didelė tauta, valdoma Dovydo. Dievas pakvietė Dovydą ir jo palikuonis bendradarbiauti su juo, taip vadovaujant Izraeliui, kad jis paklustų įstatymams ir darytų tai, kas teisų ir teisinga. Dievas pažada, kad vieną dieną ateis vienas iš Dovydo sūnų ir išplės Dievo taikos ir palaiminimo karalystę visose tautose. Tokios yra 4 sandoros, kurias Dievas sudarė, kad atkurtų savo bendrystę su visu pasauliu. Tačiau nutinka štai kas. Izraelis sulaužo sandorą, garbina kitus dievus, leidžia baisią neteisybę, tad netenka savo žemės ir yra išvaromas tremtin. Padėtis atrodo beviltiška. Vis dėlto net ir tuo metu Izraelio pranašai kalbėjo apie dieną, kai Dievas atnaujins minėtasias sandoras, nepaisydamas Izraelio klaidų. Kažkaip. Taip, ir tai jie vadino naująją sandorą. Kalbant apie Jėzų, įdomu tai, kad jis į šį pasakojimą įvedamas kaip tas, kuris įvykdo visas tas sandoras. Pasakyta, kad jis kilęs iš Abraomo giminės, tad atneš tos šeimos palaiminimus visam pasauliui. Pasakyta, kad jis ištikimasis izraelietis, jis stengiasi visiškai paklusti įstatymui. Pasakyta, kad jis yra karalius iš Dovydo giminės, tad plečia Dievo teisingumo ir taikos karalystę, kviesdamas visus. Kaip vienam vyrukui, tai jau tikrai šis tas. Išties, tai pabrėžiama itin nuostabą kelianti ištarmė apie šį vyrą. Jėzus yra nepaprastas žmogus, bet Dievas tapęs žmogumi. Dievas taip pasielgė, kad būtų tas ištikimas sandoros bendrininkas, kokie turėjome būti mes, bet neįstengėme. Taigi per Jėzų Dievas kiekvienam atvėrė kelią į atnaujintą bendrystę su juo. Jėzus kviečia žmonės sekti jį ir tapti šios naujosios sandoros šeimos nariais. Nepaisant jų paklydimų, Jėzus ryžtasi padaryti, kad jie taptų vis ištikimesni bendrininkai. Biblijos pasakojimas baigėsi visiškai atnaujinto pasaulio, kupino gerumo ramybės paveikslu.
Jame gyvena atnaujinta žmonija, bendradarbiaujanti su Dievu, kad skleistų jo kūrinijos gėrį. Taigi Biblijos pasakojimo pabaiga iš tiesų žymi naują pradžią.